Labas vakaras, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai. Šiandien vėl kaip įprasta su jumis informacinė laida Mes gydomės Šiaulių ligoninėje. Ir aš, laidos vedančioji Inga Budrienė. Ar matėte ant žemės nukritusius lapus? Apsidairykite, mėlieji, atėjo ruduo. Ir turbūt kaip niekad rudenį pirmi pajaučia tėveliai, kurie augina vaikus. Todėl šiandien ir lankomės Respublikinės Šiaulių ligoninės moters ir vaiko klinikoje. Kalbiname Respublikinės Šiaulių ligoninės moters ir vaiko klinikos direktoriaus pavaduotoją, mokslų daktarę, vaikų ligų gydytoją, endokrinologę Margaritą Valūnienę. Mūsų moters vaiko klinikoje vaikų ligų pusėje, kaip galima pasakyti, yra teikiamos tiek stacionarinės vaikams paslaugos, tiek ambulatorinės. Mes turime vaikų konsultacijų polikliniką, kur yra teikiamos tik planinės vaikų konsultacijos pas įvairių profilių specialistus. Ir turime stacionarą, tai yra mūsų pats turbūt pagrindinis, kaip ir pradžia prasideda nuo vaikų priėmimo skubios diagnostikos skyrius, vaikų ligų skyrius, vaikų intensyvios terapijos skyrius. Skyrius sudaro 6 lovos, taip patenka vaikai sunkioje būklėje. Taip pat turim vaikų chirurgijos ortopedijos centrą bei vaikų chirurgijos ir ortopedijos centro kaip ir ambulatorinę grandį. Kokie specialistai dirba vaikų konsultacijų poliklinikoje? Kokiu būdu galima patekti? Kaip pasirinkti konsultantą? Vaikų konsultacijų poliklinikoje pas mus yra beveik visų specialybių specialistai. Tai vaikų pulmonologai, vaikų alergologai, vaikų kardiologas. Deja, mes turim tik vieną vaikų kardiologą, dėl to yra susidariusios tikrai pakankamai ilgos eilės. Vaikų neurologai, vaikų endokrinologai, vaikų gastroenterologai, vaikų psichiatrai. Ir taip pat yra kaip ir pediatras, galima užsiregistruoti vaikų konsultacijų poliklinikoje pas pediatrą, jeigu tai yra kažkokios diferencinės diagnostikos klausimai, kai šeimos gydytojas nori tiesiog papildomos konsultacijos. Taip pat yra vaikų chirurgai, jų yra ambulatorinė grandis šiek tiek kitoje vietoje, naujam pastate, bet taip pat yra teikiamos konsultacinės poliklinikos paslaugos. Užsiregistruoti galima keliais būdais. Dauguma žmonių jau dabar mėgsta registruotis internetu, tai yra tinklalapis sergu.lt, kuriame tikrai išdėstytas yra visos mūsų specialybės, yra išdėstyti mūsų specialistų darbo laikai ir tiesiog suvedus savo asmens duomenis galime rezervuoti laiką. Kitas paprastesnis būdas, kur žmonės vis dar mėgsta, tai ateiti patys į vaikų konsultacijų poliklinikos registratūrą ir užsiregistruoti. Mūsų didžiausios eilės tai žinoma yra pas vaikų kardiologą, kadangi kol kas mes turim tik vieną specialistę. Toliau ilgos eilės yra pas okulistus. Ypatingai eilės pailgėja prieš mokyklą ir atostogų metu, kada jau tikrai reikia ir vaikam pažymų ir profilaktinių patikrinimų. Tai turbūt pačios mūsų tokios ilgiausias eilės. Žinoma, yra kelias, kai tikrai tėvam reikia. Su vaikų kardiologu mes esam sutarę toks, kad jeigu tai yra mažas vaikas iki 1 metų ir tikrai yra šeimos gydytojui ar apylinkės pediatrui neramu, ar išklausomas yra stiprus širdies ūžesys, vaikų kardiologė iki 1 metų registruoja pas save kabinete ir tikrai yra galimybė patekti. Kitas būdas yra tikrai ilgos eilės, galima kaip mokama konsultacija. Tuo metu gydytoja pagal savo darbo grafiką, kada jin turi laisvesnį laiką arba po savo jau darbo priėmimo valandų, gali priimti kaip mokama konsultacija. Susirgo vaikutis, mes visi strese, pergyvename. Kokiais atvejais būtina kreiptis į gydymo įstaigą? Aš turiu omenyje į mūsų gydymo įstaigą. Galbūt reikėtų pradėti nuo kitų laiptelių. Ir gal galėtumėte pakomentuoti?
Iš tikrųjų, susirgus vaikui turbūt pirmiausia reikėtų kreiptis pas savo šeimos gydytoją. Ar tai būtų karščiavimas, ar viduriavimas, ar vėmimas, ar pasikeitęs vaiko elgesys, kas kelia nerimą tėvam. Mes tikrai labai prašom, kad pirmiausiai kreiptųsi į šeimos gydytoją ir jeigu tik tada šeimos gydytojai tikrai yra neramu, jeigu atrodytų, kad reikia gilesnio ištyrimo ar jau tokios intervencijos, kur negalima suteikti poliklinikoje, kad kreiptųs pas mus į mūsų vaikų priėmimo skyrių. Iš tikrųjų, tos paslaugos, kurias gali suteikti šeimos gydytojas, jis ir turėtų suteikti. Pas mus ligoninėje turėtų būti būtinoji pagalba. Kreiptis tik esant būtinai pagalba ir tikrai urgentiniai būklė. Aš gal tada truputėlį, gal ir norėčiau atkreipti tėvelių dėmesį į tokius simptomus, kurie yra tikrai grėsmingi ir kviečiant greitąją pagalbą, pagalvoti, ar tikrai reikia ją kviesti, ar galima nueiti iki šeimos gydytojo, ar tikrai skubiai reikia važiuoti pas mus. Tai mes turim tiesiog tokią, visi medikai, tokią šviesoforo sistemą ir ją vadovaujamės ir turbūt tikrai pravartu būtų žinoti ir tėvam. Tai pirmiausia atkreipti visada susirgus vaikui, dažniausiai tai prasideda nuo karščiavimo, turbūt toks gal dažniausias simptomas. Tai karščiavimas vertinamas yra kūdikiui iki 3 mėnesių, kaip jau tikrai rimtas simptomas, į kurį reiktų labai rimtai atkreipdėmėsi, tai yra iki 38 Celsijaus temperatūros, nuo 3 mėnesių iki 3 metų iki 38 ir su pusė. Ir vyresniem taip pat 38 ir su pusė. Jeigu vaikas yra labai išblyškęs, ypatingai marmuruojasi oda arba pilka, tai tikrai yra grėsmingas simptomas, kai jau galima tikrai drąsiai važiuoti į mūsų priėmimo skyrių būtinai pagalbai. Kitas tai yra vaiko aktyvumo įvertinimas. Ar jis yra įprastai žaidžiantis, ar jisai reaguoja ypatingai į tėvų tokius pasakymus, pažadinimą, ar nusišypso. Ypatingai kūdikiai, kurie gal mes negalim jų paklausti, šypsena kūdikio, galvojam, ar šypsosi pakalbinamas mamai. Jeigu nesišypso ir nereaguoja, tai visgi jau yra ženklas, kad sąmonės sutrikimo lengvesnio ar mažesnio laipsnio yra. Žinoma, jeigu yra nepažadinamas visiškai, tai yra tikrai grėsminga būklė ir reikia kviesti greitąją pagalbą. Jau mes čia priėmime išsidiferencijuojam, ar tada tiesiai į reanimaciją guldom, ar dar bandom kažkokius tyrimus atlikti priėmimo skyriui. Kitas simptomas tai yra kvėpavimas, kaip dažnai kvėpuoja. Ar kilnojasi, kaip mes sakom, liaudiškai šonkauliais. Tiek tai kvėpavimas net ir karščiuojant ar vemiant, viduriuojant, jis neturi sutrikti. Tai jeigu yra būklė gera arba vidutinė, jis turi išlikti pakankamai iki normalus. Jeigu visgi yra labai dažnas, švokščiantis, kaip mes sakom, kvėpavimas ir kilnojasi krūtinės ląsta, visgi tai simptomas, kada jau reikėtų neuždelsti ir važiuoti pas mus į priėmimo skyrių. Vėlgi, vadinama hidracija, ar vaikas geria skysčius. Jeigu jis labai daug vemia ir nepavyksta išgerti skysčių, vis tiek prašom, kad namuose pradėtų girdėti tėvai. Labai dažnai matom tokią situaciją, kad sukarščiavo, nusivėmė ir po valandos atvažiuoja pas mus. Tai yra labai mažas laiko tarpas, dar būklė tikrai nėra bloga. Ir tokiu atveju, tai tikrai nėra tokio būtinumo vaiką stacionarizuoti. Ką galėtų pilnai padaryti tėvai, tai sugirdyti nuo temperatūros ir pradėti girdyti. Girdyti, kad ir paprasta arbata, jei neturi gastrolito ar tų specifinių tirpalų, vandeniu, tik nesultis, aišku, turėtų būti. Ir žiūrėti, tiek bent 3-4 valandas tėvai galėtų pastebėti. Nebent yra tie simptomai, kur anksčiau minėjau, kur jau tikrai grėsmingi, kai jau mes nebegalim laukti. Tai tiesiog gal mūsų medikų prašymas kartais ypatingai savaitgalį ir ypatingai sekmadienį. Nežinau, kuo ypatinga diena yra sekmadienis ir sekmadienio vakaras, bet tikrai yra labai daug vežama į priėmimo skyrių.
Ne visada tai būna būtinoji pagalba. Dažnai tikrai vaikai sukarščiavę tik valandą. Mes visiškai negalim pasakyti. Išleisti yra irgi sudėtinga kūdikį 1 metų amžiaus. Mes tikrai negalim pasakyti, ar toliau jis karščiuos. Tyrimus po valandos mes žinom darom, bet jie irgi ne visada būna informatyvus valandos bėgyje. Dėl to dažnai pasiliekam tokiam tiesiog kaip mes tai stebėjimo paslaugai. Toliau kalbiname moters ir vaiko klinikos vaikų priėmimo, skubios diagnostikos ir intensyviosios slaugos skyriaus vedėja, gerbiama daktarė Liuda Bekerienė. Gerbiama daktarė, sakykite, prašau, ar prasidėjus mokslo metams, atėjus šaltam metų sezonui, jūs jaučiate kažkokį tai lygų, vaikų lygų paūmėjimą savo darbe? Šis ruduo yra gražus. Tai labai ryškaus paūmėjimo nejaučiam. Galvočiau, gal labiau susiduria dar šeimos daktarai. Nes į ligoninę vis tik važiuoja sunkesnios būklės žmonės. Aišku, savaitgaliais, kai nedirba šeimos daktarai, pas mus daugiau atvažiuoja. Šis ruduo yra gražus, šiltas, bet šiaip, aišku, kiekvienais metais tų ligų padaugėja, mes kiekvieną savaitę skaičiuojam ir atsiskaitome Respublikiniams higienos centrui dėl užkrečiamų ir viršutinių kvėpavimo takų ligų. Taip, kad dabar ryškaus padidėjimo šią savaitę, o praėjusią savaitę neturėjome. Vasarą, kada buvo 30 laipsnių karščio, aš sakau, jūsų vaikas peršalo. Ir pati labai gražiai nusišypsojau, pasakius tokį dalyką. Bet iš tikrųjų tai yra tiesa. Kodėl jis peršalo? Todėl, kad jis važiavo kondicionierių įjungtoje mašinoje, kuri buvo per daug pašaldyta, o išėjus buvo labai šilta. Tai didelis kontrastas temperatūrų, skersvėjai, tai yra viena iš priežasčių, kuri sukelia peršalimo ligas. O iš tikrųjų joms reikalinga dar kritęs imunitetas ir dar infekcija šalia, kuri yra. O šiaip mes jos visada turime, tik užtenka predisponuojančiam faktoriui per dideliam karščiui ar vėsumui, ypatingai skersvėjukai ir kondicionieriai, tai yra vienas iš tų dalykų, kur sukelia. O dabar ruduo. Vienas dalykas, kad vasarą mes buvom daugiau mažiau kieme, dabar patalpose susirinkę, vaikai suėjo su savo infekcijom kiekvienas ir kontaktas yra artimas. Tai natūralu, kad tų ligų ir padaugėja. O jos pasireiškia labai įvairiai. Vienam užtenka slogos, kitas sukarščiuoja, trečias pradeda kosėti. Man visada labai patinka liaudės išmintis. Liaudės sako, susirgai, gulk į lovą ir gerk vandenį. Tai iš tikrųjų viena iš pirmųjų dalykų ir yra vanduo. Paprasčiausias vanduo. O jeigu mes karščiuojame, reiktų ir mineralinio vandens, kurį tai kiekį, gal ar pusės. Toliau nebūtinai visą laiką lovos režimas. Bet reikėtų pagulėti, nes apskritai organizmas tobulas, jis taip nori pats apsiginti, jam silpna, jis nori gulėti. Tai ir pagulėkime, kada silpna, kada norisi atsikelti, tikrai verta atsikelti. O gydytis patiems, aš galvočiau, galima iš tikrųjų. Jeigu vaikas turite namuose vaistažolių, daktarė kalbėjo apie tą paprastą vaistą kaip ibuprofenas ir paracetamolis. Tikrai pirmos paskirties vaistai, kurie naudojami. Tai sumažins ir skausmą, ir karštį, tiesiog pagerins būseną. O toliau stebėsim, kas atsiras. Gal tik slogelį, o slogai reikia gerai įsivalyti nosį, galima išeiti į lauką, ką noriu pasakyti, tikrai nepabijokite išeiti į lauką, kada oras gražus. Gal galėtumėte keliais žodžiais pasakyti, kokia yra profilaktika, kad būtų kuo mažesnė tikimybė susirgti peršalimo ligomis? Geras klausimas. Aš visada sakau, pagrindinė profilaktika sveikai gyvenkim. Tai teisingai valgykim. Dabar aš labai džiaugiuosi, kai mokyklose sako, kad daržovės atveža, pieną vaikams atveža. Tai nuostabu. Iš tikrųjų, nepamirškim tos paprasčiausios higienos, rankų plovimas. Jau šiaip neblogai dabar, aš lyginu save su jaunystės metais ir dabar tai tikrai šitą viską moka vaikai. Toliau labai norėčiau pasakyti dėl imunizacijos. Nes buvote labai daug, norėjo atsisakyti skiepų. Mes turime skiepą nuo gripo, žinoma, bet nuo peršalimo ligų tokio yra geriamos vakcinos. Galvočiau, kad verta pasitarti su šeimos daktarais. Sakyčiau, dažnai
girdima mūsų aplinkoje, kai aplink yra sergančių vaikučių, tai apie kosulį. Taip, kosulys tai yra labai taip pat geras dalykas. Tai yra mūsų apsauga. Kodėl mes kosim? Todėl, kad organizmas nori apsiginti. Kažkas ten nosiaryklėje negerai. Ar ten yra infekcijos, ar ten yra alergija, ar ten tiesiog kyla garai iš skranduko ir sukelia kosulį. Tai labai daug priežasčių. Kaip peršalimo, ne kiekvieną kartą jis yra žinoma, bet dažniausiai yra. Peršalimo kosulį būdingas sausas, trumpas kosulys. Jisai gali būti keletą kartų per dieną, bet tai nebus nuolatinis ir ilgai trunkantis kosulys. Jeigu peršalimas dar ir slogą turi, kartu 2 simptomai eina, tai iš tikro kosulys keisės, jisai drėgnės dažniausiai. Kada reiktų labai sunerimti, kada yra išsilaikęs karščiavimas daugiau kaip 3 dienos, kada kosulys keičiasi, jisai dažnėja, sunkėja. Galime pagalvoti, kad infekcija iš viršaus slenka žemyn. Į trachėją, į bronchus. Tikrai reikėtų pasirūpinti. O sausam kosuliui gydyti gal tikrai užtenka vandens, galima, kaip sakiau, vaistažolių nusipirkti sirupėlį, kuris yra, arba tiesiog drėkinti gleivinę. Pasitart visada reikia su šeimos daktaru. Kas tai yra vaikų infekcinės ligos? Dar labai seniai sakydavom vaikiškos infekcijos. Tai čia priskiriama tos tikrai vaikiškos. Vėjaraupiai, kur turi kiaulytė, raudonukė, tymai. Nors dabar tymai ne vaikiška infekcija, nes girdžiu, kad serga ir suaugę, neskiepyti dalykai. O šiaip tai tos pagrindinės yra vaikiškos, tikros vaikiškos infekcijos. Šiais laikais mes turime skiepus nuo šitų infekcijų, tai labai kvieščiau vis tik tai pasiskiepyti. Ką pastebėjau, kad vėjaraupiai sunkėja. Vat kaip daktaras daug metų dirbu ir matydavau, kad vėjaraupiai pas mus į ligoninę pakliūdavo gana retai, nes užtekdavo šeimos daktaro pagalbos. O dabar vėjaraupiai yra sunkesni. Tai ar čia imuniteto kaltė, ar tiesiog, kartais aš pati susimaščiusi esu, tokio atsakymo nėra. Jos plinta oro lašeliniu keliu ir suprantate, man labai buvo dar smagu, kai aš jauna dirbau, kad pirmam aukšte serga vėjaraupis ir antram viršui taip pat gali susirgti. Orlaidėm tiesiog eina. Tai yra didelė, gana plintanti oro lašeliniu būdu infekcija, labai užsikrečiama, praktiškai su ja susidūrus, nesusirgti, jeigu nesirgęs ir neskiepytas, nėra galimybės apsiginti. Nes tiesiog organizmas nori persirgti, aš galvočiau. Ir persirga dažniausiai, jeigu žiūrime higienos, jeigu slauga gera, jeigu nepamirštam vandenuką, tai ir nesunkiai persirgama. Bet jeigu galvojame, kad praeis, gal galime ir į prekybcentrį nueiti, tai tikrai negerai, nes ir kitus susargdiname. Reiktų nepriimti svečių, jau čia sakyčiau, tikrai nesikvieskim nei vaikų, nei draugų ir patiems nereikėtų vaikščioti. Liga trunka vidutiniškai apie visas tas, kurias išvardinau, apie 9 dienas, 8-9 dienas ir jinai praeina, kaip sakiau, gali ir be medikamentų praeiti, jeigu nebus komplikacijų. Taip, kad higiena visada reikalinga. Dar labai norėčiau pasakyti vieną sakinį. Susirgus reikia pakeisti patalynę. Nepasveikus, o susirgus. Nes dažnai matydavau, atvirkščiai žmonės daro, dabar persirgs, tai pagulės toj. Ne, dėl to, kad mes viską turime išplauti. Tiek patalynę pakeisti švarį, tiek drabužėlius visus. Ir drabužius vaikučiui sergančiam reikia pervilkti per dieną, gal net 1 kartą minimum. Gal ir keletą kartų, nes jie prakaituoja. Per odą infekcija įsiskiria ir toksinai įsiskiria. Ne veltui sakoma, oda vienas iš kvėpavimo organų. Mums tankiai kyla problemų, kai mes gaunam ligonį, vaikutį, kuris yra atvykęs iš kitos šalies. Galbūt kartais tėveliai nežino, kokio reikia dokumento, galbūt aplamai nėra susidūrę su tokia situacija. Kaip mūsų ligoniniai yra priimami užsieniečiai? Gal galėtumėte trumpai pakomentuoti ir pateikti šitą informaciją visuomeniai? Pirmiausia, reikia turėti ir savo asmens dokumentą, tėveliui ar mamai. Turi turėti, kad jie gyvena užsienį, turi turėti europinę kortelę. Ta dažniausiai jie ir turi. Taip pat turi būti ir vaikutis turėti tokius dokumentus. Jeigu jie neturi, mes teikiame ir mokamą paslaugą.
Jie turi užsimokėti už priėmimo daktaro konsultavimą. Jeigu tai stebėjimo paslauga, taip pat mes skaičiuojame, kiek mes išlaidą turime, ar lašeliniai, ar tyrimams. Tai nėra labai didelė problema. Tik tai tiek, kad iš tikrųjų jūs šauni, kad paklausėte to klausimo, dėl to, kad jie tikrai nelabai žino. Ir sakinį, kad jūs turite užsimokėti, jeigu jūs neturite nei vieno dokumento, kartais gauname labai neigiamą atsakymą. Nes kas nežino, bet niekur niekas nėra daroma be dokumentų. Tai ir tik tiek. Tolimesnė mūsų pašnekovė šiandieninėje laidoje yra gerbiama daktarė, vaikų ir paauglių psichiatrė Orinta Ančiulytė. Tai kokiomis, daktarė, dažniausiai ligomis serga jūsų gydomi pacientai ir kaip jūs juos gydote? Ar įtakos turi prasidėję nauji mokslo metai, emocinė įtampa pacientams jūsų ir panašiai? Na, pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad pacientų pas mus iš tiesų yra visada pakankamai daug, kas liūdna situacija rodo Lietuvoje esančią. Ir paslaugos, kurias mes teikiame vaikams, yra skirtingos. Tai yra stacionarinės paslaugos be abejo, kada yra žmogus guldomas į skyrių ir yra ligoninės teritorijoje gydomas. Ir yra ambulatorinė paslauga, kur yra vėlgi dviejų rūšių. Tai yra ir tas pats dienos stacionaras, kur vaikas ateina nuo ryto ir būna iki pietų, arba ateina tam tikromis valandomis pas tam tikrą specialistą, ir ambulatorinės konsultacijos paslaugos. Sutrikimai yra patys įvairiausi, be abejo, prasidėję mokslo metai paaštrina tam tikras ligas, ypač nerimo sutrikimus, adaptacijos sutrikimus, nuotaikos, kaip mes sakome, afektinius sutrikimus bei elgesio problemas paryškina. Vaikai ir paaugliai yra pati pažeidžiamiausia turbūt visuomenės grupė, jeigu mes kalbėtume apie jų padėtį visuomenėje, bendravimą socialinį ir jų elgesį. Kadangi paauglystė, mes žinome, visi yra sunkus metas, kada yra hormonų nepusiausvyra, jų kaita, jie bręsta, auga ir aktualus identitetas, ego tapatumas, ir jie itin pažeidžiami kitų žmonių nuomoniai, komentarams. O kai mes turime dabar šitiek naujų technologijų, viešos erdvės, bet kuris privatus dalykas gali tapti labai greitai viešas, išplatintas Facebook'e, pavyzdžiui, ar ne, ar kažkur tai ir galimybių įsiskaudinti arba įskaudinti, pažeminti arba užgauti, kartais ir be reikalo sureaguoti, dabartiniai mūsų vaikai turi labai daug. Jeigu mes kalbėtum apie vyresnius vaikus, be abejo, turbūt, kad daugiausia užima nuotaikos sutrikimai. Ruduo visiems žmonėms, suaugusiems taip pat, paryškina liūdesį, nostalgiją, melancholišką nuotaiką, norą galbūt ramybės, kažkokio tai užsidarimo. Ir jeigu žmogus dar iš šono turi kažkokį tai stiprinantį veiksmą, tarkime, įtampą, nemalonius išgyvenimus, arba baimę, arba yra naujame kolektyve, kur yra keliami jam aukšti reikalavimai, jis sunkiai tai pakelia ir kartais gali prireikti ir mūsų pagalbos. Tai aš norėčiau apibrėžti pirmiausia iš tiesų skirtumą tarp psichologo ir psichiatro, nes tai yra svarbu ir įtraukti, kas tai yra ambulatorinė grandy Šiauliuose prieinama. Kadangi Šiauliuose mes turime psichikos sveikatos centrą pirminį ir yra poliklinikos, taip, ir didžiosios poliklinikos ir Dainų ir centro turi psichikos sveikatos centrus, kuriuose dirba psichologai ir suaugusių psichiatrai. Esant reikalui, šeimos daktaras gali pats siųsti vaikų psichiatrui arba gali nukreipti suaugusių psichiatrui ir jeigu jis mato reikalą, siunčia konsultuoti man, tarkime. Pas mus galima patekti moters vaiko klinikoje į registratūrą, registruojantis per polikliniką konsultacijai, o jeigu matome, kad iš tiesų reikia, kalbame su tėveliais, kas beje yra labai svarbu ir noriu paprašyti, nepamiršti, kad netgi jeigu ir vaikas yra nebemažas, 12, 13, o kartais netgi ir 15, dažnai tėveliai sureaguoja, kad tai yra jau didelis ir gali ateiti vienas. Tai noriu priminti, kad pas psichiatrą
pas psichologą ateiti reikia būtinai, kad palydėtų. Be abejo, ir pedagogai mato taip pat mokyklose, jeigu vaikams sunkiai sekasi programos normatyvai, jie rekomenduoja kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą, kur yra vaikui padaromas kažkoks tai testas, tam tikras tai yra testas, įvertinantis jo gebėjimų lygį. Ir esant tam tikram, tarkim, žemesniam pasiekimų lygį, yra rekomenduojama psichiatro konsultacija įvertinti kodėl. Tai gali būti ir organika bendradarbiaujant su terapeutais ar su neurologais, ieškome, kur yra problema. Tai gali būti ir astenizacija, vėlgi antrinės kažkokios ligos pasiekmė, o gali būti kartais, juk būna, ne visi žmonės yra vienodų intelektinių gebėjimų, vieni yra labai aukštų, kiti truputį žemesnių ir panašiai. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį ir pačių tėvelių, kad vaikai, tarkim, pradėjo lankyti 5. klasę, tai tikrai yra taisyklė, jiem yra labai sunku adaptuotis į kabinetinę sistemą, kadangi atsiranda daug mokytojų, dėmesį reikia greitai perkelti nuo vieno dalyko iki kito. Kaip taisyklė, visiems paaugliam yra sunku susikaupti, ypač po vasaros. Todėl reikėtų nepraleisti to pro akis. Ir jeigu pedagogai tėvams pradeda sakyti, vaikas neišsėdi pamokos, pamokų metu jisai nedirba, jis iš tikrųjų trukdo pamoką ir pats nuo to nukenčia, o vaikas yra gabus, tikrai nepabijoti ir ateiti pas psichiatrą. Yra aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas iš tikrųjų turėtų tėvai patys ir mokytojai atkreipti dėmesį, ar vaikas iš tiesų gali ir yra pajėgus išsėdėti 45 minutes, ar jam vis dėlto reikia papildomų pertraukų, ar jis sutelkia dėmesį, ar jis įsimena, ar jis atsimena, ar tą informaciją perkelia. Galbūt yra labai judrus, elgesys gal yra sutrikęs. Ir nepabijoti ateiti pasikonsultuoti pas specialistą, kadangi šalia medikamentinio gydymo, kuris Lietuvoje tapo prieinamas nuo šių metų birželio 17 dienos, yra pilnai kompensuojamas specifinis gydymas hiperaktyvumui ir dėmesio sutrikimui. Taip pat yra ir nemedikamentinės priemonės, kurias mes galim padėti, taikyti, apmokyti tėvus kartu komandoje su psichologu. Tai va čia įsijungia mūsų dienos centras. Emociniai sutrikimai vėlgi, kaip taisyklė, yra pažeidžiamiausia ta grupė mūsų yra vaikai, jų emocinė sistema yra nebrandi, nervų sistema yra nebrandi. Todėl reikėtų nepraleisti pro akis, jeigu vaikas susidaro kambarį. Grįžęs namo užsidaro kambaryje, tarkime, tinkteli durimis, ar verkia, ar nenori bendrauti, o gal net atsisako vakarienės, nebenori valgyti. Jeigu tai tęsiasi kiekvieną dieną, arba vis dažnėja tokia proveržė, ar ne, arba dingsta staiga buvę vaiko draugai, arba nebenori niekur išeiti po mokyklos, dingsta domėjimasis veiklomis, kurios domino anksčiau, nebenori būrelio, o kodėl nebenori, nebenoriu. Ir kartais tėvai, žinot, tuom ir baigėsi, nebenori, bet reikia žiūrėti, ar tie interesai neskursta, nesiaurėja, nes tai gali būti ir depresijos požymis. Tai gali būti ir požymis, kad vaikas jaučiasi nesaugus mokykloje, gal yra kažkokie tarpasmeniniai konfliktai su bendraamžiais ir panašiai. Taip pat yra jautrus amžius, ypač mergaitėms. Tai nėra berniukų išimtis, bet mergaitės taip pat yra jautraus amžiaus į pasikeičiančius kūno formas. Dėl to ir rizika būna valgymo sutrikimam išsivystyti, jeigu laiku mes nepastebime. Sakykite, daktarė, kaip būtų galima padėti, visų pirma, aišku, sureaguoti į mokinuko baimę eiti į mokyklą. Čia galbūt daugiau tiem mažiesiems mūsų vaikučiams, ar kaip jūs ten minėjote, tada, kai jau mokiniai pradeda eiti per kelis mokytojus ir palieka tas pradinės klases. Kaip tėveliai turėtų į tai reaguoti ir galbūt jie galėtų kažkuo padėti, dar neapsilankius pas medikus ir nesulaukus rimtesnių problemų? Pirmiausia, tai besąlygiškai mylėti savo vaiką ir būti su juo ir vesti už rankos. Jeigu tai yra pirmokėlis arba iki mokyklinio ugdymo, paruošiamosios klasės vaikutis. Vaikui tikrai labai yra svarbu jaustis, kad jis yra saugus, kad jis yra mylimas ir mylimas ne už pasiekimus, už tai, kad jis tiesiog yra. Antras dalykas, be abejo, nepanikuoti patiems tėvams, kas tikrai yra didelė dalim, labai bijo visi tėveliai, prisiskaitę yra visur apie patyčią, smurtą ir jie tikrai labai iš karto ateina neigiamai nusistatę su išankstiniam baimėm nuostatom, kurių nerimas persiduoda ir vaikams. Nes kaip bebūtų, vaiko elgesys ar emocija visų pirma yra jūsų, tai yra ir mano, ir jūsų, mūsų tėvų atspindys veidrodinis. Kitas, aišku, bendradarbiauti su mokytoja. Juk yra leidžiama iš tiesų ne tik palydėti, bet ir palaukti pirmą pamoką, ar ateiti pasitikti, ar per pietų pertrauką.